Rugsėjo 14. Jūsų elgesys tarp pagonų tebūna pavyzdingas, kad nors dabar šmeižia jūs kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną. Yra malonė, jei kas pažindamas Dievą, pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. 1 Petro laiškas 2 skyrius 12-19 eilutės. Gali apie mus sklisti paskalos ir apkalbos, bet visi, kurie mus pažįsta ir su mumis bendrauja, iš patirties turėtų įsitikinti apie mūsų ištikimybę geriems principams, matyti mūsų pastangas, kad pasakyti mūsų žodžiai ir mūsų širdies svarstymai bei mūsų elgesys patiko Viešpačiui ir atnešė garbę jo vardui, kad Dievas būtų šlovinamas per Kristų, kuriam priklauso garbė ir karalystė per amžius. Viešpatie žmonės dažnai yra nepelnytai šmeižiami ir apkalbami. Taigi turi pastoviai rūpintis tuo, kad savo gyvenimu neduotų pagrindo apkaltinimui. Tačiau jei taip atsitiks, kad yra kaltinami, tegul ir toliau stengiasi elgtis sąžiningai, tegul ir toliau elgiasi kilniai, būdami tikrais, kad nors dabar ir nesiseka laiminti kitų savo gerais darbais, tai vėliau Kristaus dienoje, kai žmonės turės galimybę įsigelbėti, prisimins šiuos gerus darbus ir dėl to gaus palaimą, o tai atneš Dievui garbę. Ši sėkla, nors ir labai vėluojanti sudygti, tada duos gausų derlių. Todėl dėkokime Dievui už šią privilegiją kentėti blogį dėl mūsų darimo gera. Klausimai: ar su manimi šią savaitę buvo elgiamasi netinkamai? Kaip aš tai ištvėriau? Kokios buvo pasekmės? Jūsų elgesys tarp pagonų tebūna pavyzdingas, kad nors dabar šmeižia jūs kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną. Yra malonė, jei kas pažindamas Dievą, pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. 1 Petro laiškas 2 skyrius 12-19 eilutės.